žinau, kad šiandien nešėtės didelius maišus į darželį. Buvo taip? Taip. Na, tai papasakokit, kokį ten buvo maišai pas jūs. Pas mane taip kažkokia sulčias spaudė. Taip, atėnį papasakos pirmą. Gerai. Pas mane iš viso buvo 4 maišai ir aš atsinešiau savo rūbų, mama rankinuką savo įsidėjo, nereikalingą savo senas. Įdėjo tų, kaip tenai, senų puodelių. O, tai kam šitų daiktų čia jūs nešėte? Buvo gal dar. Kad gautume pinigus. O kam jums pinigų? Ką? Turgui pirktume. Turgus. Kas yra turgus, pasakykite, aš nežinau visą. Turgus yra, kur pavyzdžiui, daržovės perka visokias vaisius, braškės. Ar buvote jūs kada nors turguje? Aš. Eva, kaip ten atrodo viskas? Gražiai. Ką ten jie turi turgui? Kokių daiktų ar kas ten? Braškių. Taip. O ant ko braškės sudėtas? Ant stalo. Ant stalo būna, taip. Ant ko dar sudėta būna? Aš noriu pasakyti. Pasakykite, ne dabar tu. Tenai būna dar tokios užuolaidėlės, kad nešviestų saulė ir neapytų. Ne užuolaidos, tokius skėčiai. Ne, nebūna skėčiai. Nebūtinai. Aš, nebūtinai, bet aš matysiu ir skėčių. Aha, yra. O tenai iš viso būna braškės ne ant stalo, o tokiuose plasmasinė dėžutė yra. Bet ant ko jis padėtas? Ant stalo? Ant kažko. Dar jos vadina kitaip. Prekystalis. Girdėt tokį žodį? Dar noriu, kas būna. Būna, pavyzdžiui, arbūzų. Arbūzų būna turgui? Aha, nes aš esu buvus pas Otoną Vilniuje. Ir dar būna šilauogių ir medaus. Ir medaus būna, ir Taip, šilauogių. būna. Tai, Jurgi, tu buvęs turgui? Aš žinau, Ką tu perki? Dabar Jurgis pasakys, ką tu perki turguje, jeigu kartais būna. Aš retai būnu, bet tėtė dažniau būna. Bet dažniausiai mes tėčio paprašom, kad nupirktų obuolių sūrio, nes labai mėgstu. Turgui galima nusipirkti obuolių sūrio. Kartais būna. Aš dabar supratau, kad darželyje bus turgus. Taip. Ar gerai supratau? Taip. Ir kas bus čia tam turgui? Ir keksiukai. Bus keksiukai. Aš atsinešiau keksiukų. Oho, ir kaip tu jų gavai? Mama nupirko kepinių šokoladą tokį ir įdėjom. Tai tenai tik Tu pati pagaminai keksiukus? su mamyte. Nu, o ir tu, Eva, darei keksiukus? Ar tu kažką kitą? Spurgas. Tu spurgas gaminai? Avelina sakė, padarys spurgytės. Aš tai dariau keksiukus. Taip, mes irgi keksiukus su Agona Aš irgi. darėme. Tik tenai aš paragavau keksiuką, buvo beprotiškai skanu. Tokia keista diena darželė. Kas šiandien vyks? Turgus. Ne. Nu, kas čia? Senas. O ką žmonės daro turguje? Perka? Kažkokį taiką. Perka vieni, o ką kiti daro? Valgo. Perka ir valgo. Perka ir valgo, bet iš ko perka? Perka iš pinigų. Iš pinigų? Ne, iš Žmonių. Iš parduotuvių. Iš žmonių perka. Taip, vieni parduoda, o kiti perka. Man atrodo, iš vienų žmonių. pagamins pinigų auklėtojas arba parduosim be pinigų. Šitą irgi klausimą užduosiu apie pinigus. Kai aš atskridau į Feverteventūrą, tada aš ten nusipirkau maisto, bet iš parduotuvės tik tai. Ne iš turgaus? Ne iš turgaus. Nebuvai ten turgui, nematei jokio turgaus? O kuo skiriasi parduotuvė nuo turgaus? Nes ten yra vidus parduotuvėje, o turgus nėra vidus. Bet mes kodėl nedarom aikštėje, lauke, dėl to, kad turgus lauke, o aš buvau su močiute kažkada nueisiu turgu, o ten buvo turgus ant žolės lauke. Būna toks turgus lauke dažniau, taip. Ir
Bet pas mus bus. Pas mus gal bus viduj, nes Viduj. dar truputėlį. Parturgus, tai reiškia biškutį kaip parduotuvė, viduj turgus, tai reiškia parturgus. Parturgus bus. Dar norėjau paklausti, sakėte, atnešėte rūbų, kad gautumėte pinigų. Kas yra pinigai? Pinigai tai yra kaip auksas. Toksai auksinis metalas, kur parašytas skaičius. Nes tada reiškia, kokį tu pasakyti. Kiek tu turi. Dar būna popierinių. Būna popierinių pinigų. Taip. Jurgi, pasakyk, kas? Taip šiaip nudažytas metalas. Kažkoks nudažytas gal metalas ten. Tai kodėl čia? Prieš tai buvo gal sidabrinis. O tai kas sugalvojo tuos pinigus, aš galvoju? Jie ne iš metalo, kai kurie būna ir iš aukso, o kai kurie būna iš sidabro. Bet ten tik turtingo. Turtingo metalo. O tai kodėl turgui reikia pinigų? Paaiškinkite, aš nesuprantu. Galėtume pirkti kažką. Kad galėtumėm pirkti. Tenai mačiau darbų skaitiklą, tai tenai reikės paduoti savo, ką jis atsinešė iš namų, nes skaitikla tenai. Taip, tai jūs atnešėte jau, pasvėrėte ir dabar gausite už tai pinigus? Ai, gal gyvūnai turi pinigus? Ne, Kodėl? jų pinigai gal lapai yra. Lapai pas juos pinigai? Gal. Ne lapai. O kas? Pas jų, jie neturi pinigų. Jie vagia. Taip. Vagia? Ne, jie nevagia, jie puolia. Jie puola? Jie puola savo maistą ir po to valgo. Kas yra tie pinigai? Pinigai, kad yra tokios monetos arba popieriniai, tai reiškia. Gerai, tada Marija pasakė, dabar Evelina pasakė. Nes jeigu tu norėtum kažką nusipirkti, reikia sumokėti. Reikia sumokėti? Taip. Bet ne, jeigu būtų senovės, tai negalėtų su nieko nusipirkti. Mes pagaminsim iš buteliukų, tokių kamštukų, arba iš popieriaus iškalpysim ir nupiešim pinigus. Mūsų bus iš kamštelių ir popieriaus, taip. O jeigu mes turėtume pinigų, galėtume kažką nusipirkti. Taip, tai pinigai reikalingi nusipirkti maistą. Nusipirkti maistą. Arba kažkokį gerą daiktą. Lukai, o tu esi susidūręs su pinigais? Ką? Kas pinigai yra? Pinigai yra, kur kažkam duoti pinigą ir arba kažkurį metą, jeigu noriu nusipirkti pyragėlį, tada įmeti tą pinigą ir tada kažkoks ten popierinis pinigas iškrenta. Taip, iš bankomato būna ateina, įsideda kortelę žmonės ir paprašo pinigų ir duoda, ar ne? Ne, bet uždirba tuos pinigus, ten įsideda ir tada paprašo savo pinigų, kur ten saugo savo pinigus. Tai reikia pirmiau užsidirbti, ar ne? Ir pasidėti į bankometrą ir tada tau duoda pinigų, nes ten tavo duoda pinigų. Tik tai taip, sąskaitą kiekvieną savo turi. Tai jūs šiandien dirbsite? Da. Dabar laukiu turgaus, o tada penktadienį paklausiu, kaip jums sekėsi, gerai? Jo namai, tai labai gerai. Jo namai, tai labai gerai.